Vidinės būsenos kūrimas ir kontrolė. Viskas, ką mes matome, yra sąmonė. Yra įvairių sąmonės lygių. Šį žmogaus vidinės būsenos aspektą galima ir reikia plėtoti, kad būtų pasiektas viršsąmoninis mąstymo lygis. O tai atveria naujas gyvenimo galimybės, leidžia valdyti savo realybės procesą. Protas žmogui duotas vienam jo gyvenamam gyvenimui, bet jis kaip mechanizmas nuskaito sąmonę, apdoroja sąmonę bei atkuria sąmonę žmogaus biologinėme organizme. Kai žmogus pereina į naują savo raidos lygį, ugdydamas savyje superlygius, supergalias, tada protas pereina į antrąjį gyvenimo lygį. Būtent tada žmogaus gyvenimą pradeda valdyti jau aukštesnysis žmogaus pradas. Būtent tai suteikia žmogui galimybę pasireikšti visais savo supersugebėjimais. Sąmonė – tai aukščiausias jūsų būties aspektas, kurį jums reikia vystyti. Kai jūs vystote savo sąmonę, jūs vystote tą potencialą, kuris amžiams buvo paslėptas jūsų mąstymo lygmenyje. Kad išmoktumėte valdyti savo sąmonę, pirmiausia turite išmokti valdyti savo mintis ir žinoma emocijas. Jei jums tai pasiseka, tai jau jūs pasiekėte aukštumų. Jei žmogus vis tik nesusitvarkusi savo mintimis ir emocijomis, jis randasi žemų vibracijų sąmonės būsenoje. Sąmonė – tai vibracinė energoinformacinė struktūra, iš kurios susideda viskas. Ir ji pati susideda iš vibracinių bangų, iš taškinių vibracijų, kurias nuskaito smegenys, galvos smegenų funkcijos. Intelekto išsivystymo dėka vyksta informacijos apdorojimas viename ar kitame lygyje. Sąmonė valdo visų dažnių lygius. Žemo dažnio vibracijos tai sunkios mintis, tai agresijos, pykčio, neapykantos. Aukšto dažnio vibracijos tai kūrybinės mintis, meilės, vidinio taurumo mintis, laimės mintis. Tai aukštos dvasinio sąmonės lygio vibracijos. Kai žmogus būna vienas su savo mintimis, gyvenimišku potencialu, jis pats tampa viso to gyvenimu, įvaldydamas aukštų vibracijų potencialą, kas ir sukuria jam realybės procesą, sėkmę gyvenime, atsiskleidimą, kūrybą ir džiaugsmą. Išvystyta sąmonė yra tų, kurie užsiima savo sąmonės ugdymu. Žmonių, kurie neužsiima savo sąmonės ugdymu, savo evoliucijos etape, ji neišvystyta. Jie savo protu randasi vadinamojoje kolektyvinėje pasąmonėje. 90% žmonių yra kolektyvinės pasąmonės įtakoje ir poveikyje. Tai nemandagios, grubios mintis, iliuzinis pasaulio įvaizdis. Prie šito sąmonės lygio, kolektyvinės pasąmonės, prijungtos kiekvieno iš jų smegenys. Toks žmogus visada prislėgtos savijautos. Kaip tamsiojoje jis negali išsiveržti iki aukštesnių virpesių, aukštesnio mąstymo, aukštesnio proto. Tada tokių žmonių gyvenimas virsta pragariška būsena čia, žemėje. Kai žmogui pavyksta išsiveržti iš kolektyvinės pasąmonės, jis tampa laisvu, laimingu. Jis tada pats valdo savo realybę. Yra mechanizmų, kurie padeda žmogui pasiekti savikontrolės lygį. Pasiekę šį lygį, žmogus savo gyvenime pasiekia didelių aukštumų. Jis visiškai valdo visais savo realybės procesais. Visi nori būti laimingi, būti sveiki, pasiekti meilės. Kai žmogus mato ir jaučia, kad šio darbo dėka gali tai pasiekti, jis tikrai būna laimingas. Mokydamiesi mano kursuose, baigusi antrą lygį dvejetuką, viena moteris pasibaigus užsiėmimams atsistojo ir pasakė: štai, jūs žinote, aš šito momento laukiau visą savo gyvenimą ir tik dabar aš tai pasiekiau.
Mūsų sąmonė kasdien pasiduoda neigiamiams išorės pasiūlymams. Štai pavyzdžiui, kai jums paskambina kaimynė ar pažįstama ir pradeda pasakoti apie savo problemas, dėl kurių pati yra kalta, todėl kad ji pati jas ir sukūrė, jūs prisijungiate prie šio pokalbio, atkuriate savyje šį pokalbį, o tai reiškia, jūs savyje sukūrėte savo ateities realybės procesą. Dažnai žmogus gali susirgti tą ligą, apie kurią jis klausosi. Gydytojai, kaip taisyklė, kenčia nuo ligų, nuo kurių gydo savo pacientus. Kai mes ką nors girdime, tame dalyvaujame. Mes dalyvaujame šios energijos kūrime. Reiškia, tai gali būti projektuojama mūsų gyvenime.